Labas rytas. Norėjau padaryti savo dienos video, bet kaip visą laiką ryte pamiršau. Ir dabar važiuodama į darbą prisiminiau. Čia va galima pamatyti, kokie vaizdai yra iš mano darbo kelio. Galvojau nufilmuoti savo dieną, todėl nes dirbsiu 2 darbus, kaip visai dažnai būna. Tai ryte važiuoju, žodžiu, į savo vieną darbą, kuris yra ant kalnų, kaviniai. Pradedu dažniausiai 10 ryto, tenai būnu iki maždaug 4 ir tada turiu antrą pamainą antro darbą, kuris būna nuo maždaug 6 iki jau užsidarimo, tai iki pusė 11. Galiu parodyti greit savo kavinukę. O mano kavinukė? Nežinau, ar kažkas matas. Ir čia yra dar tokie kalniukai. Nu, žodžiu, labai graži vieta. Kai pasiparkuoju, matos tokie vaizdai. Tokį trumpą pasivaikščiojimą dar ryte galima apturėti. Nu, man tai labai gražu, nes ten tolumoje yra kalnai. Dabar ten debesis truputį dar sluoksnį tokį sudaro. Labai gražu. Išsiskalbiau šiandien savo prijuostę. Ale problema būna, kai dirbi kiekvieną dieną, kad prijuostė tiesiog nuolatos purvina. Šiaip šitą šunį. Oranžinis, jis labai gerai derinas prie šitų laukų. Galiu truputį pasakoti, ką aš dirbu. Dirbu kaip all-rounder. Reiškia, kad aš darau viską. Plauti indus kartais, stoviu prie kasos, padedu daryti kavą ir darau espresso šotus. Kartais aš nurinkinėju lėkštes purvinas nuo žmonių. Žodžiu, darbas yra labai įvairialypis. Per darbo dieną aš padarau labai daug skirtingų dalykų. Dažniausiai kokias 4 skirtingas pozicijas. Dar yra ledų toksai kambarys, tai kartais tam ledų kambarį dirbu, kur turiu ledus žmonėm duoti. Ir kiekviena diena yra labai skirtinga, kas yra šiaip labai fainai, nes labai skiriasi ta dienotvarkė ir dėl to netaip nusibosta, sakyčiau. Jau baigiau darbą. Kai būna labai sunki diena ir būna labai daug žmonių, gali pasiimti gėrimą. Turiu sulčių, parnešiu Jokūbai. Dabar varau namo. Greit pavalgysiu ir lėksiu į kitą darbą. Tik tai dviračiu tikriausiai. Tikiuosi nelis, nes dangus jau truputį apsiniaukė. Žiūri, pavargau šiandien. Priprakaitavau visą blizgantį. Buvo labai karšta, aš kažkaip apsivilkau ilgas rankovės ir vilnonės kojines. Nežinau kodėl, nes buvo truputį vėsu ryte. Tada buvo žiauriai karšta vakare. Tai va dabar valgymo pertraukėlė. Valgau toks žodžiu pupelių troškinys. Suonytė. Ir turiu kažkur 5 minutės pailsėti. Tai pagulėsiu. Ir važiuosiu į darbą. Kažkas labai nepatenkintas, kad aš valgau, o jam dar neįdėjau valgyti. Nu, aš čia irgi vienas. Labai nepatenkintas. Čia mūsų namai taip atrodo. Kažkas dar čia nepatenkintas irgi guli. Katinai pašerti. Mūsų šeimininko nėra namie, tai jis liepia mums pašert katinus. Kambarys yra visiškai netvarkoje, todėl nes labai daug dirbam. Ir visai gale savaitės jau atrodo viskas prastokai. Jau be 15:06. Ir aš važiuoju į darbą su savo dviračiu. Pradedu truputį lašnoti. Tai kol kas neįsivaizduoju, kaip reiks grįžti. Jeigu ką, Jokūbas mane pasiris su mašina. Tai dabar jau yra kita diena ir supratau, kad pamiršau nufilmuoti visą galą. Bet, kai nuvariau darbą tą dieną, prieš 2 dienas čia buvo, tiesiog man kažkaip bloga pasidarė. Ir žiauriai pavargau, ir žiauriai nebemalonu kažkaip buvo. Ir tada pradėjo lyti, tai mane Jokūbas pasiėmė, plus dar mano dviratis sugedo bevažiuoja. O šiandien yra naujųjų metų išvakarės. Todėl visi dabar bazuojas parduotuviai, ten, kur ir aš dabar esu. Reikia kažką nusipirkti vakarieniai ir šiaip šiai savaitei. Važiuoju dabar iš darbo namų.
naktį su dviračiu. Yra sausio 2 diena. Ir šiandien pasirodo yra public holiday, kas reiškia, kad gausime didesnį užmokestį šiandien. Ir šiandien aš dirbau itin daug. Todėl esu labai patenkinta, bet ir tuo pačiu labai pavargus. Ir buvo belekiek daug žmonių abiejuose darbuose. Šiandien pagaliau vėl atėjo vasara vienai dienai, nes jau prieš tai kas savaitę žmonės vaikščiojo su striukėm, nes buvo beprotiškai dideli vėjai. O dabar vėl atrodo grįžo vasara. Jeigu manęs paklaustumėt, ar aš esu motyvuota eiti į darbą, tai nelabai. Kas mane motyvuoja, nes reikia dirbti baisiai ilgas valandas šiaip visai dažnai. Tai mane motyvuoja pinigai. Kas savaitę gauti atlyginimą yra visai motyvuojantis dalykas. O dar mane motyvuoja komandinis darbas. Ir visą laiką, kai nueinu į savo darbą, kuris yra ant kalno kavinukiai, ten mūsų dirba apie, sakykime, 10 arba 12 žmonių. Man tai labai patinka ir kiekvieną dieną, kai būna taip sunku, bet ir tuo pačiu supranti, kad tu be komandos esi niekas arba esi tiesiog kažkoks sraigtelis komandai ir tai yra labai malonus jausmas. Tai vat, atvažiavau namo su savo dviračiu. Atleiskit už prastą kokybę, bet norėjau truputį paporyt.